skaičius fiksavo 28 metų vidurio puolėjas Romančenko. Hamiltonas klaidina varžovą. Uteniškiams. Data prastokai. Atsižvelgiant į jo poziciją, 54 procentai yra labai nedaug. Žygimanto Janavičiaus nesuvaikšto kamuolys, klaida. Antrąjį kartą klysta Neptūnas ir tai kainuoja 2 brangius taškus. Aleksas Hetasis šio žaidėjo taškas ir čia švalio. Taškų nėra. Skučas. Aukšto trajektorija, paleistas metimas taip pat nebuvo sėkmingas. Gustys panašu, jog sumaišė komandas, už kurias žaidžia. Tiesiai. Aišku, jie atkovojo 7 kamuolius puolime, kas yra tikrai nemenkas pliusas. Bet tuo pačiu 7 šios komandos klaidos. Čia tikslus metimas. Taškus 12. Klaipėdiečio sąskaitoje visi 3 dvitaškiai metimai pasiekė tikslą, o ir taip pat 2 tritaškiai. Vakarų bangos atstovai bando užvesti visus arenoje susirinkusius žiūrovus. Pats Paliukėnas atakavo krepšį, papildomas šansas, reikia tuo naudotis, tą ir daro Hamiltonas. Taip pat dar viena papildoma proga. Ir dar vienas tritaškis, Hamiltonas šiandien užsikūrė. Pagal žaidimo seką su kamuoliu išlieka Juve. O čia štai taip, išmaudyta Neptūno gynyba, mestas Sederevičius. Šeimininkų stovykloje tik Rinaldas Malmanis vis dar išlieka su 0 taškų. Beveik tiek pat rezultatyvių perdavimų yra atlikę klaipėdiečiai. Hamiltonas. Na, sunku suprasti, kas čia vyko, bet galiausiai kamuolys šeimininkai. Hamiltonas. Prieš Sederevičių. Netikslus metimas iš tolimo vidutinio nuotolio. Čia, aišku, taškai nebus. Buvo įspėtas jis. 2 baudos metimai ir su kamuoliu išliks Juventus. Hamiltonas. 22 taškai lieka Hamiltono sąskaitoje. O dabar ir 23. Į žaidimą Neptūne Gustys ant parketo. Hamiltonas 2 taškai. Šėlsta. Šiandien rungtynes laiko lieka daug. Pusė 4 kėlinio. Vyturio arenoje. Juventus atsakas. Na, kovos iki Hamiltonas. Ojojoj, kaip gražu Aleksas Hamiltonas. Kokie taškai.